Treneris, sveikinimai su pergalė. Aišku, ar ta pergalė buvo tokia lengva, kaip buvo galima tikėtis prieš paskutinę vietą užėmusią komandą šiame sezone? Ačiū sveikinimus. Rungtynės buvo labai sunkios, netgi galėčiau pasakyti. Alytus buvo gerai pasiruošusios. Visų pirma, tai duoti mums fiziškumą. Ir tą iliustruoja 22 atkovoti kamuoliai puolime jų. Tai ryškiai per daug. Nežinau, to priežasčių reikia dar truputėlį dabar ant karštų gal neieškoti, bet reikės persižiūrėti tas rungtynės ir iš kur atėjo tie kamuoliai, bet dabar pirma mintis, kad norisi kvestionuoti mūsų norą. Aš nežinau, gal mes truputėlį išsiderinom po paskutinių rungtynių Karalienės tauriai. Ir gali būti, kad dėl to viskas čia taip įvyko, bet džiaugiamės pergalę, kad ir kaip bebūtų, ir po tos pertraukos bandysim įsivažiuoti iš naujo ir žiūrim toliau. Žvelgiant į statistiką, daugiau klaidų padarėte negu varžovės, bet keletas tokių atkarpų geresnių pavyko būtent įgyti tą apčiuopiamesnę persvarą. Ar būtent tos atkarpos ir lėmė tą iškovotą pergalę? Tai taip. Tai mes čia turėjom tokias atkarpėlės antroji pusė ypatingai, kur be atsako įmetėm, dabar tikrai bijau pameluoti, bet turbūt gal 8-0 buvo atkarpėlė, kita liktai 6-0. Tai jo, tai tas ir pridėjo, bet tų klaidų skaičius irgi truputėlį per didelis, bet grįžtu vėl prie to, kad jaučiasi tas įsibalansavimas. Nenoriu čia, kaip pasakyti, skūstis ir teisintis, bet praėjusią savaitę ir neturėjom tokių, kaip pasakyti, pilnaverčių treniruočių dėl visokių mikrotraumelių ir lygų. Tai tikiuosi, kad šitą savaitę mums bus palankesnė. Tokie nestandartiniai play-offai šiais metais, dabar šiandien Lietuvos A diviziono rungtynės, sekančios rungtynės jau Baltijos lygos. Ar toksai keistas tvarkaraštis duoda daugiau naudos ar minusų? Sunku pasakyti, galėsiu aš jums tą klausimą atsakyti jau kai pasibaigs tie play-offai, bet yra kaip yra, mes turim prisiderinti ir tiesiog eiti ir žaisti tas rungtynės ir pasiruošti jiem kuo geriau. Šios dienos rungtynėm aš nepasakyčiau, kad mes gerai pasiruošėm. Aišku, labai gerai, kad laimėjom, o toliau, atsakysiu į tą klausimą pasibaigus atkrintamosiams. Ugne, buvai rezultatyviausia savo komandoje šio vakaro rungtynėse, bet komanda ne visada išpildė ir trenerio turbūt pageidavimus, ko trūko, kad tas rezultatas būtų kitoksai. Tai manau, visų pirma, tai geresnės gynybos, puolime ten, taip pem, galėjom aišku ir geriau, bet manau, šiandien labai mūsų ta gynyba mūsų taip kišo koją, nežinau, nesudirbom taip, kaip turėjom sudirbti. Didokas klaidų skaičius šio vakaro rungtynėse, ką taisysite atsakomosiose rungtynėse? Tai pasižiūrėsim, kur mes ten tiksliai klydom, kaip galėjom geriau sužaisti ir nežinau, atidirbinėsim per treniruotės ir bandysim šlipuoti savo tas klaidas, kad mūsų to žaidimas eitų tik geryn. Trenerė, nors 15 taškų galutinis rungtynių rezultatas, bet rungtynės turbūt gerokai atkaklesnės buvo, negu rodo šis taškų skirtumas. Tikrai taip, jos buvo tikrai atkaklios, tikrai stengiamės lipti į atlapus su Šiaulių komandai. Aišku, šiandien nebuvo mes irgi tikra komanda, nežaidėm komandiškai, stengiamės pavieniais veiksmais, atrodo, nors to nesitarėm. Tai kažkur tas planas nuplaukė, ką tarėmės, ką kalbėjom, tai tikrai turėsim tą išspręsti. Aišku, noriu pasveikinti už tą kovą savo panas, savo merginas, bet tikrai trūksta. Jei norim tikrai dar labiau kibti į atlapus Šiauliam, turim tikrai susidėti visus planelius ir jo vykdyti, kaip sakoma, ką turėjom susidarę. Ko galima tikėtis iš atsakomųjų rungtynių, ypač kai tvarkaraštis toks, kad jau poryt reikės žaisti Baltijos ketvirtfinalį prieš Kibirkštį? Žinot, Kibirkštis tikrai labai stipri komanda ir mūsų prioritetas yra Šiauliai ir įkandimesnė komanda, aišku, nereikia ir Šiaulių nurašyti, tačiau dėliosime taškus, dirbsim savo komandą ir žiūrėsim savo to braižo, nes kažkur pametėm, gal tos trūkumas tų varžybų, kažkur išmetėm, nejaučiam vieną kitos, tai stengsime sugrįžti į tą ritmą ir tiek Kibirkščiai, tiek Šiauliam kibti į atlapus. Justina, neblogas tavo pasirodymas šio vakaro rungtynėse, surinktas ir dvigubas dublis, tačiau ko trūko tavo komandai, kad rimčiau pasipriešinti ir iškovoti pergalę prieš iš pažiūros stipresnės varžovės? Tai manau, kaip ir matėt, galbūt pirmoji pusėje atrodo šiek tiek trūko puolimo.
Kai bandėm kažkiek apsigynėm, o antroji pusė varžybų kaip tik atrodo pradėjo tie metimai mūsų krist ir nesugynėm gynyboje, leidom tas atkarpas joms susižaisti ir realiai pralaimėjom varžybas turbūt po tų atkarpų. Su kokiom nuotaikom eisit į atsakomąsias rungtynes? Manau, labai nusiteikę kovot. Tikrai norėjom šiandien galbūt pradžiai šiek tiek perdegėm, tai manau, kad jeigu eisim su tokia energija, kaip ėjom į pradžią antros varžybų pusės, tai manau, kad tikrai nusiteikę kovot.